Toks nemalonus jausmas, lyg su tavim būtų kažkas negerai. Lyg turėtum kažin kokių ydų trūkumų, kurie tave mažina, prastina, blogina. Na, jausmas lyg tavęs būtų per mažai, nepakankamai. Lyg būtum subyrėjus, sulūžus ir tave reikėtų dabar sutvarkyti, sutaisyti, suremontuoti, na ir kažin kokiu būdu pagerinti. Ir tai yra ganėtinai sudėtingi išgyvenimai ir ganėtinai sudėtingas savęs suvokimas. Ir liūdniausia tikriausiai yra tai, kad daugybė moterų jaučiasi būtent taip. Beveik visos, kurias aš sutinku, turi savyje tokią istoriją. Su manim kažkas negerai. Apie kągi ši istorija ir kaip ji susiformuoja, kaip ji atsiranda, apie tai trumpai šiame vaizdo įraše. Su jumis Ilona Tamošiūnienė, esu sertifikuota coachingo specialistė ir padedu moterims pamatyti tas istorijas, kurios valdo jų gyvenimą. Padedu transformuoti tai, kas jau nebeveikia ir kas trukdo kurti norimą gyvenimą, daryti tai, ką norėtųsi padaryti. Ir padedu pradėti veikti naujai, autentiškai, remiantis savimi. O dabar tiesiog pamėginkim įsivaizduoti abstrakčią moterį. Na, tiesiog paveikslas. Išorėje mes matysime visai gražų gyvenimą, viskas kaip ir gerai. Veiklos, projektai, įvairūs užsiėmimai. Ir net žiūrint iš šalies, galima galvoti, nu ko tau moterie trūksta. Kitos tau galėtų ir pavydėti tokio gyvenimo. Bet pati moteris nejaučia džiaugsmo dėl to, nejaučia pasitenkinimo dėl to, ką nuveikė, dėl to, ką padarė, ko pasiekė. Nėra pasididžiavimo savimi. O yra toks nuolatinis nepasitenkinimas savimi, nepasitenkinimas kitais. Ir va tas nuolatinis jausmas, kad su manim kažkas negerai, kažkas ne taip. Vat kitos tai matai, nu kaip normalios moteris, matai kokios jos, o aš kažkokia netikusi, nieko nesugebanti, na, su daugybė trūkumų. Ir šiuo atveju mes kalbėsim apie vieną labai dažną ir labai stiprią mentalinę programą, kuri ir transliuoja šią žinią. Su tavim yra kažkas negerai. Galime ją pavadinti nepakankamumo programa. Vat būtent tas jausmas, kad su manim kažkas negerai, aš esu nepakankamai protinga, talentinga, graži ir taip toliau. Ir moteris su tokia programa, jinai tikės kuo? Jinai tikės, kad ji yra nepilnavertė, su ja kažkas negerai, ji nepakankamai protinga, graži, talentinga ir panašiai. Vat būtent jausmas, kad viduje yra kažkoks brokas, kažkoks baisingas trūkumas. Ir labai svarbu, kad kiti jo nepamatytų. Ir šią programą beje ne visada labai lengva pamatyti, nes jis slepiasi labai labai giliai. Vat būtent tarytum viduje yra trūkumas, yra kažkoks defektas, nepakankamumas, kurį tu turi paslėpti nuo pasaulio, o kai slepi nuo pasaulio, tai netyčia tarytum paslepi ir nuo savęs. Ir dėl to iki šitos programos kartais tenka kastis, na taip gerokai įdėti pastangų, kad moteris pradėtų tai matyti, kaip veikia jos gyvenime. Ir va ta nuolatinė būsena vidinė, su manim kažkas negerai.
Ir tai yra dar viena priežastis, dėl kurios, na, ne visada lengva pamatyti tą programą. Nes jeigu aš nuolat jaučiu kažkokią būseną, tai yra tai, kaip aš save suvokiu ir tai yra pastovus. Ne? 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir daugybę metų. Man ta būsena tampa norma ir tiesa apie mane. Aš žinau, kad su manim kažkas negerai. Aš tuo tikiu, net netikiu, aš žinau, kad taip yra. Ir tai yra norma. Tai esu aš. Aš esu ta, su kuria kažkas negerai. Ir kai save taip suvoki, jokie išoriniai pasiekimai, jokios veiklos, jokie gražūs įvykiai tavo gyvenime, jie negali jaustis kaip kažkas svarbaus ir vertingo. Ką ir kiek bedarytum, vis vien su tavim kažkas negerai. Va tarytum mane tu darai ir tikiesi, kad, na, kažkuriuo metu tu pasijausi, o aš pilna, viskas su manim tvarkoja. Bet tai nenutinka. Tu stengias, tu darai arba bėgi nuo visko ir atvirkščiai nieko nedarai. Bet vis tiek, bet kokiu atveju nėra jausmo, kad viskas, aš esu ok. Su manim viskas yra tvarkoje. Ir tam gali trukdyti, na, susitvarkyti su šiuo momentu, gali trukdyti labai stiprus ir gilus tikėjimas, kad aš nieko negaliu pakeisti. Vat aš turiu tik vienintelį variantą - slėptis ir bet kokiais būdais vengti kontakto su realybe, su kitais žmonėmis ir pagaliau su savimi. Va tam, kad mes pamatytumėm šitą programą, mums teks eiti į kontaktą su savimi, visų pirma su savimi. Ir realybėj, realiuose situacijose pamatyti, kaip tai veikia. Nes iš esmės, realiai žmogus visais įmanomais būdais stengiasi paslėpti save tikrą, nes jisai brokuotas. Na, jisai turi labai daug trūkumų, su juo kažkas negerai ir va tai reikia paslėpti. Ir čia labai daug pastangų įdedama ne į buvimą, o į atrodymą. Kaip aš atrodau kitų žmonių akise. Man labai labai svarbu, kaip kiti žmonės mane vertina. Ar jie man pritaria, ar jie man duoda pripažinimą, ar jie mane palaiko. Ir jeigu viso to aš negaunu, man yra labai sudėtinga. Aš galiu jaustis nusivylusi, aš galiu jausti kaltę, aš galiu jaustis niekam nereikalinga ir nesvarbi. Ši programa verčia slėpti tikruosius savo jausmus, tikruosius savo išgyvenimus. Aš negaliu išsakyti atvirai ir iki galo to, ką galvoju, nes man ir mano mintys yra brokuotos, jos neteisingos, jos negeros. Aš negaliu išsakyti aiškiai savo norų, savo poreikių, visa tai yra nustumiama kažkur į užkampius, kad neduok Dieve nieks nesužinotų, ko aš noriu, ko man reikia, nes ašgi neteisinga, su manim kažkas yra blogai. Ir realiai gaunasi, kad toks žmogus, tokia moteris slepia savo tikrąjį aš, ne, kaip ir sakiau. Bet kai mes slepiame savo tikrąjį aš, mes mokame labai didelę kainą. Kažkuria prasme tai yra labai labai didelė netektis. Mes spontaniškumą, džiaugsmą, pasitikėjimą, artumą, visą tai mes pakeičiam apsaugom. Tokiu apsauginiu kiautu, kuris niekam neleidžia prie mūsų priartėti.
Nes jeigu priartės, jie gali pamatyti, kas aš esu iš tikrųjų, o to aš negaliu leisti. Ir labai dažnai, vat kaip ir anksčiau sakiau, kai mums norisi, na, nesąmoningai, mes nespecialiai tai darom, bet kai yra ta programa, kuri verčia tave slėpti save nuo kitų žmonių, mes nesąmoningai pasislepiam ir nuo savęs. Ir mums gali atrodyti, kad, nu, va taip ir turi būti. Va taip ir turi būti. Ir nepastebim, kaip greunam savo santykius, kaip greunam savo tikslus, kaip greunam savo svajones. Iš esmės mes greunam savo gyvenimą. Ir tuo pat metu susiformuoja ir kita netikra savastis arba netikras aš. Ir tas netikras aš labai dažnai būna kietas, šaltas, šiek tiek atstumiantis kitus, bet gan tvirtas kiautas. Vat tas netikras aš gali būti gerokai stipresnis už tą pažeidžiamą, kuris tiki, kad su manim kažkas negerai. Ir išoriškai tokia moteris gali atrodyti labai tvirta, labai stipri, bet giliai viduje yra labai daug skausmo, nes mes nuolat atsisakom savęs. Mes neigiam savąjį aš ir mes neinam į kontaktą, mes nebeturim ryšio su savimi. Ir žinoma, gyventi su tuo apsauginiu kiautu yra lengviau. Lengviau eiti santykius, nes tada netaip sužeis. Lengviau susitvarkyti su kažkokiais gyvenimo iššūkiais. Ir išoriškai, vat kaip ir sakiau, išoriškai gali atrodyti, kad viskas tau puikiai sekasi, net pavydu, kaip tu fainai gyveni ir ko tu čia kankinies, sako kiti, ko tu čia nepatenkinta, ko tau dar trūksta. O trūksta labai svarbaus dalyko - savęs. Vat tavęs nėra tavo gyvenime ir neaišku, apie ką tas gyvenimas tavo. Realiai apie tai, kad tavęs nepamatytų tikros. Ir tai yra labai labai sudėtinga, tai atima labai daug energijos, psichinės energijos, e, labai stiprus vidinis konfliktas, nes norėtųsi pasireikšti, esmei norėtųsi pasireikšti, tikrajam aš norėtųsi pasireikšti, bet kažkur yra įdėta istorija, kad tu nerodyk, nes tu su trūkumais, su tavim kažkas blogai, tu nepasirodyk, nes tokios tavęs negalima mylėti. Ir atrodo, kad po tuo kiautu yra saugiau, bet žinoma, tai yra iliuzija, nes jeigu tu viduje vis tiek jautiesi turinti daug trūkumų, nemylima, nepakankama, kad iš vis tave kas nors vertintų ir mylėtų ir gerbtų, vis tiek yra labai labai daug skausmo, labai daug nepasitenkinimo, labai daug liūdesio gali būti. O kitas momentas, tas kiautas neleidžia išspręsti esminės problemos. Nes jeigu aš nuolat slepiu savo tikrąjį aš, jeigu aš neinu į kontaktą su juo, tas aš negali pagyti. Taip, jisai yra sužeistas. Ir jam reikia mano dėmesio, mano rūpesčio, mano meilės. O aš negaliu to padaryti, na, kol neįsisąmoninu ir kol sąmoningai nežengiu žingsnį link to. Ir kai mes slepiam savo tikrąjį aš, na, aš sakau mes, todėl kad šita programa, jinai vedė mane gyvenimu daugiau nei 40 metų, taip link 50 arčiau. Ir kai aš pamačiau, kaip tai veikia ir kiek aš dėka šitos programos sugrioviau savo gyvenime, kiek aš praradau, kažkuria akimirka man buvo toks lengvas šokas, galvoju, kaip, nes iš esmės savo
durniausius sprendimus gyvenime ir blogiausius sprendimus savo gyvenime aš priėmiau vedama šitos programos, kuris sakė, su tavim kažkas negerai ir tu dabar turi parodyti kitiems, kad su tavim viskas gerai. Ir aš rodžiau kitiems, kad aš gera, kad aš ten teisinga, kad aš ten dar kažkokia. Ir tikėjau, kad jeigu aš taip darysiu, jie mane mylės. Ir taip dabar norėtųsi, ne, ką gavau, na tai špygą, ne, nors norėtųsi vidurinį pirštą parodyti. Nes realiai jie taip ir nepatikėjo tuo, kad aš gera, sąžininga ir teisinga, o aš praradau viską dėl to, kad tikėjau, kad su manim yra kažkas blogai, aš to negaliu parodyti ir aš į išorę turiu daryti taip, kad jie galvotų, kad su manim viskas gerai. Ir tai nebuvo sąmoningi sprendimai. Aš tik vėliau suvokiau, gerokai vėliau suvokiau, kas nutiko mano gyvenime. Bet tai buvo labai liūdnas momentas. Bet tas suvokimas, kad kažkokia programa, kuri buvo tau įdėta vaikystėje, jinai vedė tave ir diktavo, ką tu turi galvoti, kaip tu turi jaustis ir ką tu turi daryti. Ir tu sugrioviai viską. Dar vienas toks aspektas. Paprastai, jeigu moteriai ši programa yra būdinga, jinai greičiausiai bus linkus į totaliai negailestingą savęs kritikavimą, į saviplaką, į savigraužą, žodžiu, aš tikra bukagalvė, aš nieko verta, aš niekam tikusi, neturiu ką pasiūlyti ir taip toliau. Ir kadangi gyvenime yra šansų prisidirbti, realiai prisidirbti ta prasme, kad padaryti dalykus, kurie visiškai prieštarauja sveikam protui, logikai, tu logiškai supranti, kad nereikėtų taip daryti, bet kažkodėl taip padarai, plus prisideda savigrauža ir iš esmės šita programa, vat tokiu būdu mes galim įkristi į depresinės būsenas pakankamai lengvai. Todėl labai labai verta atkreipti dėmesį ir pradėti su tuo kažką daryti. Nes kitaip tai yra liūdnos istorijos iš tiesų. Ir nuo šios istorijos yra neatsiejama gėda. Ir kartais jos gali būti tiek daug, kad tu žmogau gyveni tarytum gėdos šoke. O gėdos funkcija kokia? Jinai verčia žmogų nutraukti kontaktą. Stabdo impulsus, viskas tvarkoj ir verčia nutraukti kontaktą. Ir tada tu, pavyzdžiui, neini ten, kur norėtum eiti. Nedarai to, ką norėtum padaryti. Nesireiški taip, kaip norėtum pasireikšti. O jeigu kažkokiu būdu vis tik tu pradedi tai daryti, gėda darosi dėl to, kad padarai netobulai, nepakankamai gerai, galėjai ir geriau, dar ir labiau reikėjo pasistengti ir taip toliau. Nes šitoj istorijoje tavęs, tavo veiksmų niekada nebus pakankamai. Bet tai yra susiję, su tavim kažkas blogai, nes tu esi nepakankama. Tu esi neideali, netobula ir nors logiškai supranti, kad nėra nei tobulumo, nei idealo šitam pasaulyje, bet visa sistema, jinai tave veda va tuo keliu ir baksnoja, čia nepakankamai, čia dar nedadarei, čia galėjai geriau. Žodžiu, viskas su tavim negerai. Ir važiuoja mane tais pačiais bėgiais. Ir gaunasi, toks tarytum begalinis sukimasis rate. Arba nedarai dalykų, kad išvengtum gėdos, o tada tau darosi gėda dėl to, kad tu nepadarei to, ką norėjai padaryti. Išvengiai gėdos vienoj vietoj, bet kitoj vietoj tu vis tiek su gėda susitikai. Arba darai,
bet nepadarai tobulai, nepadarai pakankamai ir tau vėl gėda. Ir visa tai tau tiesiog diena iš dienos rodo, kad tikrai su tavim kažkas negerai, tu esi nepakankama. Ir tai iš tikrųjų labai sudėtingi išgyvenimai. Bet dar kartą, kadangi programa yra kasdienybė, tai yra mūsų gyvenimo palydovas, mes esam pastoviai tokioj būsenoj, mums tai tampa norma. Ir gali atrodyti, kad taip ir turi būti. Kančia yra gyvenimo dalis. Taip, visi gyvena normalūs žmonės, taip. Ir tai iš tikrųjų labai labai liūdna. Ir kai aš matau, kai tarkim programoje moteris pradeda laisvintis iš šitos istorijos ir kaip jos pradeda spindėti, jų akis atsigauna, jų norai sugrįžta, jos leidžia save parodyti pasauliui. Tai tokie nuostabus momentai, kad tiesiog žodžiais sudėtinga aprašyti. Bet išeiti iš tų programų nėra labai lengva, nes jos tokios kaip piktžolės, iškerojusios, suleidusios šaknis, bet ypatingai šita nepakankamumo programa. Ir čia neužteks pasakyti savo, aš esu pakankama. Iš esmės verta dirbti visais sluoksniais, labai atidžiai ir dėmesingai peržiūrėti giluminės nuostatas. Vat būtent tą savęs aprašymą, kas aš esu, kaip istorija dėliojasi, kokios emocijos kaip susijusios, kaip aš elgiuosi, vat pamatyti visą tą struktūrą šitos programos ir kiekvienam sluoksnyje transformuoti, keisti, perrašinėti. Ir tai iš vienos pusės gali atrodyti, oi, sunkus darbas ir ilgas darbas. Ir taip, kartais gali būti nelengva, kartais užtrunka, bet kai pajunti pirmuosius rezultatus, tai tiesiog, įkvepia. Ir tai yra labai įdomus procesas, kaip diena iš dienos tu pradedi matyti, kaip tave įtraukia ši programa ir žinai, ką daryti, kaip iš jos laisvintis. Tai darosi toks net ne iššūkis, o labai smalsu darosi, o kaip toliau, o kaip toliau dėliosis, kaip gerėja visa tai. Ir tai iš tikrųjų yra labai, labai įdomus procesas. Na, o jeigu kalbėtumėm toliau apie pačią programą, iš kur jinai atsiranda? Priežasčių be abejo yra įvairių, bet paminėsiu tokias kelias pačias svarbiausias. Pavyzdžiui, buvo kažkoks suaugęs žmogus, svarbus suaugęs žmogus, tai galėjo būti mama, tėtis, seneliai, močiutės, o gal dėdė, o gal teta, bet būtent svarbus žmogus. Ir jisai jūs labai kritikavo, menkino, žemino, nuolat baudė. Ir vat ypatingai, visa ta kritika, pažeminimas buvo nukreipta į asmenybę. Tu ten kažkokia, tu anokia, tu trečiokia. Kai žemino ir tarkim, tyčiojosi iš to, kaip atrodai, kaip darai, kaip kalbi. Vat dėl kiekvieno dalyko. Ir asmeniškai aš tokią patirtį būtent ir turėjau, kad nuolat menkinamas toks žeminimo momentas. Ir tu supranti, kad su tavim kažkas negerai. Iš tikrųjų, su tavim kažkas negerai. Visos mergaitės kaip mergaitės, o tu save matei, sakydavo man. Tu pasižiūrėk į save ir taip toliau. Ir tai tokie sudėtingi išgyvenimai, bet nuo jų bėgti neverta. Verta su jais susitikti, išgyventi, sudėti taškus, paleisti ir eiti pirmyn, be šitų istorijų. Arba tarkim kažkas, vėlgi tai galėjo būti tėtis, mama ar kitas suaugęs žmogus, jisai visą laiką būdavo jumis nusivylęs. Tiesiog.
ką tu be padarytum, nekritikuoja ten, ne dar kažką, bet, nu, va, tu supranti, kad, tu kažką ne taip, ne, padarei. Aš galvojau, kad tu geriau moki. Oi, aš nusivyliau tavim. Arba nenusivyliau, tu nuvylei mane. Toks dažnesnis turbūt. Na ir taip toliau. Arba buvo kažkoks labai atstumimas iš kažkokio žmogaus. Vat nuolat eik iš čia, nelysk, ko tu nori, atstok, dink iš čia, negaliu į tave žiūrėti, vat toks atstumimas. Lyg tai tau nieko blogo nesako, bet tave nuolat nuo savęs stumia, eik, eik, dink. Tu nereikalinga čia ir tu nesvarbi. Arba kas be nutiktų, tave kaltina. Na, ten mama susirgo per tave. Tėtis pametė raktus, čia jeigu ne tu, tai nebūtų pametęs. Ar konfliktas įvyko, va, mes per tave su tėvu susipykom ir taip toliau. Arba tiesiog galėjo kažkoks suaugęs žmogus labai tiesiai kartoti, tiesiai šviesiai sakyti, kad su tavim viskas blogai, kad tu nieko verta, kad tu apskritai šiame gyvenime esi niekas, niekam tikusi ir taip toliau. Beje, gali būti ir toks variantas, kad pavyzdžiui buvo broliai ar seseris ir suaugę žmonės nuolat lygino tave su jais ir ne tavo naudai, labai ne tavo naudai, ne? Sakydavo, va, tavo brolis, tai matai, jisai ir sportuoja, ir pirmūnas, o tu, kuo tu būsi, eisi gatvių valyti ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, buvo tie kiti broliai ar seserys, nu, tėvų numylėtiniai. Irgi formuoja tą jausmą, kad su manim kažkas negerai, kad aš nepakankama, kad mane mylėtų. Galėjo nutikti ir taip, jeigu, pavyzdžiui, tėvai išsiskyrė. Ne, ir vienas, ten tarkim, tėtis, sakykime, išėjo iš šeimos ir atsakomybė, tiksliau kaltė, dalis kaltės teko vaikui, ne, sakė, va, čia per tave mes su tėvu išsiskyrėm. Na, galėjo tai būti, nes kartais žmonės elgiasi labai labai keistai ir labai labai neadekvačiai ir nepagalvodami apie tai, kokias pasiekmes tai sukels tam mažam žmogučiui. Ir tas mažas žmogutis suaugo, o istorijos visos liko. Ir vaikštome suaugę žmonės ir nešamės tas vaikiškas istorijas, vaikišką skausmą, vaikišką alkį, meilės alkį, dėmesio alkį, rūpesčio alkį. Ir tada suaugi ir pradedi su tuo kažką daryti. Ir tai yra fainiausia, kad tai, kad kažkas nutiko kažkada, nereiškia, kad to mes negalim padaryti dabar. Ir tai yra turbūt pati geriausia žinia. Žinoma, reikia pastangų, reikia įdėti darbo, bet tai yra gėris. Kartais nutinka taip, kad susiformuoja kompensacinis scenarius. Na, kad nejaustum savo to kreivumo, nepakankamumo, vat kad nesijaustum tokia turinti daugybę trūkumų. Ką pradedi daryti? Vėlgi, nesąmoningai, nespecialiai, o tiesiog pradedi dėti pastangas, labai labai daug pastangų, kad būtum pranašesnis už kitus. Pranašesnė už kitus. Kad vat, labai dažnai, nelabai dažnai kartais, iš tikrųjų kartais, būna istorijos, kai tarkim moteris išsikelia savo neįtikėtinai aukštus reikalavimus ir siekia labai daug. Ir iš tikrųjų labai daug padaro, labai daug dalykų nuveikia. Realiai žiūri sėkminga moteris. Jinai negali sustoti, jinai eina, kuo dar geriau, dar daugiau, dar geriau padarysiu.
Vat užsitikrina savo kažkokį statusą sociume ir gan aukštą statusą. Kartais netgi gali elgtis arogantiškai, ane, išneša į puikybę žmogų. Na, tarytum, aš nusipelniau kažkokio išskirtinio dėmesio. Ir tarytum, va ta sėkmė, materialinė gerovė, pinigai, kitų pripažinimas, jie tarytum sušvelnina viduje pasislėpusi skausmą. Ir tą jausmą, kad su manim kažkas negerai, kad aš esu nepakankamai protinga, nepakankamai, na, nežinau, talentinga, kad manyje yra šimtai trūkumų. Ir va tokiu būdu aš galiu tarytum tą vat skausmą pasilengvinti. Aš labai labai daug darau. Bet viso to gelmėse, jeigu mes eisim dar giliau, šaknis yra kur? Viduje, va tas šaltinis to nepakankamumo, ne tos destrukcijos, to jausmo, kad su manim kažkas negerai. Yra įsišaknyjęs jausmas, kad aš esu neverta meilės. Aš esu ta, kuri neverta meilės. Nes aš turiu daugybę trūkumų. Esu nepakankamai gera, protinga, graži ir taip toliau. Todėl manęs niekas negali mylėti. Ir vat ta idėja yra visa ko esmė. Aš neverta meilės. Ir ką su tuo daryti? Visų pirma, labai labai svarbu suvokti, kad tai yra istorija, o ne realybė. Tai yra pasaka. Vat kažkas apie jūs parašė pasaką. Ir davė jums, ir jūs ją patikėjot. Nes ta istorija, jinai buvo jums perduota tuo laiku, kai jūs negalėjot kritiškai mąstyti, analizuoti, pasipriešinti galų gale tiem suaugusiam žmonėm, pasakyti, pala, pala, kaip tu apie mane kalbi, aš visai netokia. Nes nuo jų priklausė, ar mes išgyvensim, ar neišgyvensim. Ir čia labai svarbu užakcentuoti savo, tai yra mano istorija, o ne aš. Tai nėra faktai, tai nėra realybė. Nes būtent tokio savęs suvokimo pagrindas, vat, kad tu esi, kad su tavim kažkas blogai yra, kad tu esi nepakankama, tai visos šitos istorijos pagrindas nėra tikri trūkumai. Mes kalbam ne apie realius trūkumus. Mes kalbam, vat šitos istorijos pagrindas tai yra tėvų ar kitų svarbių suaugusių žmonių žodžiai apie tave. Žodžiai apie tave. Jie vertė tave apie save taip galvoti. Ne tu. Ir tai ne faktai, tai neparemta tikrovė. Tai, kad tu neverta meilės, tai, kad esi nepakankama, netikusi, nieko nesugebanti. Tai, kad su tavim kažkas negerai, tai yra didysis tavo gyvenimo melas. Ir tavęs nereikia keisti, tavęs nereikia perdarinėti, remontuoti, taisyti. Su tavim viskas jau yra gerai. Ir visada buvo gerai. Ir kai aš sutinku moteris, su kuriomis mes dirbam, aš matau tai. Aš turiu gebėjimą pamatyti už istorijos. Ir aš matau nuostabų žmogų, nuostabią moterį. Ir tada mūsų užduotis kartu išsilaisvinti iš to melo ir perrašyti šitą vidinę istoriją apie save. Ir gėris yra tame, kad ją galima perrašyti, kaip ir sakiau. Ją galima perkurti.
Svarbiausia priimti sprendimą, kad aš daugiau nebenoriu tikėti kažkieno sukurtu melu. Ir tame gali būti pykčio. Pyktis padės. Ir tame gali būti tokio, agresijos šiek tiek. Bet visa tai padeda išsilaisvinti iš to melo. Vienas iš žingsnių supykti. Supykti ant tų žmonių, kurie tą istoriją padovanojo. Bet giliai pradirbti visą tą istoriją, mes tai darom transformacinėje programoje Sėkminga aš. Būtent joje mes žingsnis po žingsnio transformuosim tai, kas neleidžia džiaugtis, jausti pasitenkinimo, kas neleidžia jaustis pilnavertę, didžiuoti savimi, daryti dalykus, kuriuos norėtųsi daryti. Visą tai mes ieškosim, kelsim į paviršių ir transformuosim. Darykit savarankiškai, jeigu nenorit su manim, bet nebegyvenkit šitoj istorijoj. Tiesiog mano nuoširdus palinkėjimas, nebegyvenkit šitoj istorijoj. Nes jinai greuna gyvenimą, jinai greuna tikslus, jinai greuna svajones, jinai greuna, šitoj istorijoj mes greunam pačios save. Ir tai liūdna. Gyvenimas ne tam, kad kankintumeis, kad toliau tikėtum, kad su tavim kažkas yra gerai. Viskas su tavim yra gerai. O jeigu norit profesionaliai, tai yra, aš ir profesionaliai mokiausi šitų dalykų ir pati su savim dirbau būtent su šita programa. Ir Sėkminga aš tai yra programa, kuri koncentruojasi būtent į šitą programą nepakankamumo ir su ja susijusią nesėkmės programą, kuri lygiai taip pat sako, tau nepavyks, tu geriau nepradėk, tu geriau būk savo vietoj, ai, nu nevykėlė tu. Ir tai yra labai stipri programa ir iš tiesų, jeigu joje daryti viską, visus pratimus, praktikas ir palengva judėti žingsnis po žingsnio, istorijos persirašo, istorijos persikuria. Ir kaip ir sakiau, toliau labai gražu matyti, kaip keičiasi moteris, kaip jos atsigauna, kaip jos pradeda žydėti ir spindėti. Tai dar kartą kviečiu prisijungti prie programos ir pradėti kurti naują istoriją apie save. Nuorodą į artimiausią programą rasite aprašyme. O pabaigoje dar kartą noriu pasakyti, kad su tavim viskas jau yra gerai ir visada buvo gerai. Tavęs nereikia taisyti, keisti, remontuoti. Tiesiog tai reikia išsilaisvinti iš to melo, kurį kažkada sukūrė už mus. To ir linkiu. Šiandien tiek.